Sveiki, ši laida apie daržoves. Kaip jas sveikiausiai valgyti? Pagaminus, kokiu būdu pagaminus, ar tiesiog gal geriausiai jas valgyti žalias? Pirmiausia, noriu Jums pasakyti, žinoma, jeigu Jūs valgysite daržovės žalias, jos turės 100% savo, maistinių medžiagų. Bet vieną dalyką Jūs turite žinoti, kad daržovės turi ne tik maistinių medžiagų, bet dar ir antimaistinių medžiagų. Tai tokios maistinės medžiagos, kurios apsaugo pačią daržovę nuo kenkėjų. Mes žmonės šiaip esame toms daržovėms taip pat kaip ir kenkėjai, nes jos šiaip nenorėtų, kad jas valgytų. Taigi jos turi šiokią tokią natūralią apsaugą. Ir kai Jūs gaminate daržoves, jos tą apsaugą praranda ir mes lengviau įsisaviname visas tas naudingasis maistinės medžiagas, nors ir jų išlieka šiek tiek mažiau, bet mes jas geriau įsisaviname ir geriau suvirškiname. Be to, nepamirškite, kad kai kurios daržovės gaminamos įgauna netgi daugiau maistinių medžiagų. Pavyzdžiui, pomidorai, morkos, tai yra iš tikrųjų įrodyta ir patikrinta. O kitos daržovės, kaip pavyzdžiui brokoliai, nors ir šiek tiek praranda savo vienų maistinių medžiagų, išskiria visiškai kitas. Pavyzdžiui, ar žinote, kad brokolius supjaučius ir palikus prieš gamybą 6-7 minutėm, jos išskiria, tokį fermentą, kuris Jums padeda kovoti su vėžiu. Bet žinokite dar vieną dalyką, kad daržovių nevertėtų gaminti labai ilgai, nes tada jos praras per daug savo maistinių medžiagų. Taigi, jeigu Jūs kepate, geriausiai iki 10 minučių ir jeigu verdate vandenyje, tai sakyčiau 5 minutės ir ant garų 8 minutės. Dabar pakalbėkime apie kiekvieną, daržovių gamybą atskirai. Jeigu Jūs verdate vandenyje, tai gal Jūs jau esate girdėję, kad nusiplauna visos mineralinės medžiagos. Taip, mineralai lieka vandenyje ir jeigu Jūs valgysite tokias daržoves, negausite nė velnio mineralų. Kitas dalykas, kad riebaluose tirpūs vitaminai įsisavina tik, jeigu Jūs valgote riebalus. Ta prasme, prie daržovių būtina taip pat valgyti ir riebalų, kitaip tų vitaminų neįsisavinsite. Dar vienas dalykas, kad vandenyje tirpūs vitaminai, kaip pavyzdžiui vitaminas C, verda, iš viso išnyksta. Arba jeigu neišnyksta, tai lieka vandenyje. Todėl bendrai paėmus virimas, nesvarbu, ką Jūs esate girdėję, virimas nėra ypatingai sveikas daržovėms. Ir aš ypatingai nepatarčiau virti, aš pats neverdu daržovių. Beje, ir skonis virtų daržovių, ne pats skaniausias. Nežinau kaip Jūs, bet aš tikrai mėgstu daug labiau keptas daržovės. Ir atsižvelgiant į tai, kad mes norime pasiekti ne mėnesio kažkokią dietą, o maitinti sveikai visą likusį gyvenimą, tai reikia pasirūpinti ir kad maistas būtų skanus. Ar teisingai? Dabar pereisime prie kito būdo gaminimo, tai yra garinimas. Garinimas yra žinomas, kad tokiu būdu išlieka daugiausiai maistinių elementų, maistinių medžiagų, taip? Tad nepamirškite į nugarintas daržoves įdėti riebalų. Galite tiesiog užpilti alyvuogių aliejaus arba uždėti gabaliuką sviesto. Ir tada Jums tie riebaluose tirpūs vitaminai kuo puikiausiai įsisavins. Dabar pakalbėkime apie Okinavos dietą. Nežinau, ar Jūs esate girdėję, bet Okinavoje, Japonijos saloje, gyvena ilgiausiai gyvenantys žmonės. Beje, jie yra taip pat ir sveikiausi. Dabar, ką jie valgo, kokiagi jų yra dieta? Tai štai, Okinavoje jie gamina su wok keptuvėmis, jos tokios riestos. Tenai sudeda kuo daugiau daržovių ir tos daržovės turi būti įvairiausių spalvų, jie vadina vaivorykštinis troškinys, kad kuo daugiau įvairiausių spalvų. Taip pat įpila tenais aliejaus, taip pat įdeda česnako. Aš būtinai parodysiu, kaip gaminami panašūs patiekalai, nes kadangi tai yra pagrindinis, daržovių gaminimo būdas, kurį rekomenduoju aš kaip dietologas. Tokio gaminimo privalumai, kad Jūs jau iš anksto naudojate riebalus, taigi visi tie riebaluose tirpūs vitaminai jau prisigers riebalų ir Jums ypatingai gerai virškinsis. Be to, toks maistas yra labai skanus. Nežinau, ar mėgstate ar nemėgstate rytietišką virtuvę, bet visados atėję gausite skaniai patroškintų daržovių. Ir tos daržovės iš tikrųjų skaniai patroškintos yra ne ką blogiau negu kepta mėsa. Taip pat galite daržoves kepti padažinėse keptuvėse.
Taip kepu aš, nes jos būna nerūdijančių plieno. Tiesa, reikia žinoti, kaip su jomis keptis, būtinai padarysime apie tai laidą. Taip pat reikia žinoti, kaip ir su wok keptuvė naudotis ir apie tai taip pat bus laida. O dabar pakalbėkime, kas netinka daržovių gamybai. Pirmiausia, netinka, reiškia, gaminti jas lėtai. Būna lėtosios viryklės, žinoma, galite pastatyti virtę ant mažos ugnies. Jūs įtikinu, kad po daugiau nei 10 minučių virimo, sakykime 20 minučių, pusę valandos, jau iš tų daržovių nieko nelieka. Todėl reikia mokėti, kaip pagaminti sveikai sriubą, taip pat padarysime laidą apie tai. Ir netroškinkite tų daržovių labai ilgai, iki 10 minučių. Toks mano patarimas. Taip pat daržoves neapsimoka kepti ant tefalio. Kodėl? Nes tefalio keptuvės negalima kaitinti ant didelios ugnies. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daržoves teks ant jos kepti labai ilgai ir kaip ir minėjau, tada daržovės neteks labai daug maistinių medžiagų. O kam jums tuščios kalorijos? Dar vienas aspektas, tai kepimas orkaitėje. Kepti orkaitėje iš tikrųjų yra labai neblogai bulves, galima paprastas bulves, o dar sveikiau yra kepti saldžiasias bulves. Tai bus tiek apie daržovių gamybą. Šiaip būtinai pažiūrėkite mūsų laidas, reiškia, kaip pavyzdžius, kaip gaminti sveikai maistą. Bus ir apie sriubą, bus ir kaip ir troškinti daržoves, kaip ir kepti jas. Tai tiek. Čia buvo Martynas. Norite būti sveikai, žinoti daug apie sveiką maistą, būkite su manimi.